Va, čia gyvena mano paukščiai. Priekiai broileriai, mėsiniai, o tenai toliau dedekliukės. Kiaušiniukus iš jų renku. Nu, draugės, ateikit čia. Nu, ko nori? Atėgo. Va, visas mano pulkas. Gaspadorius gaidys. Va, ką jos lesa valgo. Grynas, lietuviškas kvietys. Daugiau nieko negauna. Priedos dėkai, tarponai visi ir visas kitas. O, galim pažiūrėti vitaminai jų. Einam, parodysiu, kur jų vitaminai. Ten yra specialiai jom pasodinti serbentai, kurių dabar nieks neperka. Ir jos paskui, kai sunoksta, susirenka jas. Va, čia jų pasimaudimui teritorija. O, visas pulkas eina iš paskui. Visi premiksai, visi papildai, pašarų ir daugiau nieko jos negauna. Tai juodosios lesa. Taip, juodosios lesa. Kadangi dabar jau čia kai pernoksta, nukrenta ir jos tada labai gražiai surankėja. O daugiau nieko, va. Tai kiek čia jos turi teritorijos? Taip, daug. Ten dar tenai, pusė parto, dar tenai, dar irgis. Toliau irgi serbentų yra, vienu žodžiu, čia žolės kiek nori ir kada nori. Vištų yra 156, 4 gaidžiai ir viskas. Tiek mėsinių? Mėsinių yra dabar 46 jau belikė. Jau suvalgėm. Matos viena kita balta prie dedeklių. Tai jos yra tokia veislė. Lehornai. Senoviška tokia dedeklių veislė. Jos deda absoliučiai baltus kiaušinius. Per Velykas tie kiaušiniai yra labai vertinami ir brangesni už rugius, nes jie labai gražiai dažosi, ypač su vašku, kas margina, tai jau tie kiaušiniai yra tokie ryškiai spalviai. Tai kiek čia rūšių vištų iš viso yra? Yra Moravija, yra Dominantė ir paskui yra kažkokios rudos, o tų rudų, žinot, nevien taip. Kažkokios Brovnai, bet tiksliai nežinau, kaip tie Brovnai vadinasi. O šiaip tai pagrinde Moravija yra tos juodos, Dominantė kanapėtos, o tos rudos yra... Bijau dabar pasakyti. Ar skiriasi kiaušinukų, pavyzdžiui, pagal skonį? Ar skiriasi rūšis? Ne. O spalva? Spalva irgi daugiau, kaip skaitosi, višta deda baltą kiaušinį arba rudą. O tas rudumo intensyvumas nuo pašaro pagrindė. Nuo to, kuri daugiau žolės lesa, kuri mažiau, kuri ten tų kirminukų daugiau pasirenka, tai čia tas skirtumas pagrindė. Ir lukščio tvirtumas nuo to, kiek akmenukų sulesa, o tai daugiau. O skonis ar baltas kiaušinis, ar rudas iš esmės nesiskiria, tik žmonės taip įsivaizduoja. Ten jų tvartas, jos tenai turi lentynas, kur kiaušinius deda. O čia jos labai tvarkingai sulenda. O, perekšlių. Ar tai reiškia, kad neperi lindusi? Taip, jinai peri. Jūs leisite jai perėti? Ne, aš ją vis laiko taip paėmė. Išmetu, bet vis tiek jinai vėl įlenda ir vėl peri. Ir daug jų yra kažkur apie 10 dabar. Va, šitą peri, ir šitą peri. Va. Aš jas ir maudžiau, ir prausiau, vis tiek jas neklausoma. O kiek avelių? 3. Čia tik tais dėl to, va, sakau, kaip aš įtariu, kad mažiau paukščiai puola, mažiau vanagai puola. Jos laksto, va, taip matyti ir pagazdinti. Dabar jau labai karštai jos, va, vos gyvos.